bokšto audros ateina ramybė ir tai yra žvaigždės korta, pažymėta skaičiumi 17. Tai vilties, gijimo ir dvasinio įkvėpimo korta. Kortoje matome moterį, pilančią vandenį į telkinį ir ant žemės. Tai simbolizuoja energijos cirkuliaciją. Viena dalis skirta ateičiai ir emocijoms, kita realybei ir dabarčiai. Virš jos šviečia 8 žvaigždės, rodančios kelią net tamsiausią naktį. Žvaigždė pasirodo tada, kai mums labiausiai reikia tikėjimo. Ji primena, kad visata tavimi rūpinasi ir kad tavo siela atsigauna po sunkių išbandymų. Tai ramybės metas, kai vėl pradedame matyti šviesą tunelio gale. Ir ši korta dažnai kalba apie autentiškumą. Moteris kortoje dažnai vaizduojama nuoga, o tai reiškia, kad ji neturi ko slėpti. Ji yra tikra ir pažeidžiama, bet kartu ir nepaprastai stipri savo tikėjime. Žvaigždės pamoka leisti sau gyti ir vėl svajoti. Tai laikas pasitikėti savo intuiciją ir visatos tėkme. Paklauskite savęs, kas sutelkia jums vilties ir kur jūs jaučiate didžiausią dvasinę ramybę. Beje, kalbant apie žvaigždę ir jos sugebėjimą gydyti, tai aš esu parašiusi vieną įrašą savo svetainėje ir nuorodą į jį aš kelsiu prie aprašymo, tai jeigu kažką domina, galite pasiskaityti plačiau.